Na ką, sveiki ponai ir ponės. Šiandien esu Zarasų rajone, Luodžio ežere. Šiandienos taikinys ne lydeka, bus o karšis, valtis pilna daiktų, žvejosim nuo kranto. Per naktį viską turim: palapinės, meškerės, pašarus. Čia žinau, kad karšiai kimba tikrai dideli, tai tikslas nuo 2 kg ir į viršų. Šiuo metu yra 2:30, dar reiks nusiplaukti krantą, susirasti vietelę, įsirengti, pradėti jaukinti ir žvejot. Žiūrėsim, kaip seksis. Galbūt žvejosiu ne vienas, galbūt prisijungs bičiulis. Nu ką, bandysim suvilioti Luodžio karšius. Ežeras įspūdingas, valtį įsileidau prie salako, mašinų daug su valčių priekabėlėm, tai ežeras tikrai populiarus. Na, aišku, čia ne tik karšių galima pagaudyti, bet čia įvairios žuvies yra, bet ką, kartais reikia ir nuo spiningo nulipti, išbandyti ir kitą žuklę. Aišku, dugniniam išbėgu pažvejoti kokį kartą, 2 kartus per sezoną, nu, bet kartais reikia paįvairinti aplinką, pabandyti, išmokti kažką naujo, prisiminti. Aišku, nesam profesionalai, mėgėjai šitoj vietoj visiškai, tai žuklės įranga taip pat mėgėjiška, nu, šį bei tą susirinkę, bandysim pagaudyti. Panašu, kad čia oras geras, galbūt pavyks išbūt be lietaus visą naktį, tikėkime. Šiltas oras, beveik vasara. Nors iš tikrųjų ir yra vasara, bet tenka džiaugtis, kad turim. Nu ką, plaukiam vietelę susirasti. Įsirengsim, tada ir pasimatysim. Ką, pirmi metimai. Nelengvai. Nelengvai. Pirmi metimai dar čia. Paskui bus lengviau. Pakeisim. Na, va čia žiūrėk dar. Reikia užsidėti boiliukų. Vietą pašertik. Svarbiausia viską pasiruošti, neskubėt. Jo. Geriausiai saldus veikia. Reikia tokius ir dėti. Dvyliktuką uždėjau, tai žiūriu, kad per aukštai kelia mane, tai uždėsiu svarelį dar. Tas 10-tukus tai kaip ir normaliai, jis ten palei dugną būna, kabliuką tik pakeliamas. Svarbu, kad iš dumblo išlys. Jo, bet kaip per aukštai, tai irgi kažkaip, aišku, nuo vietos priklauso, jeigu ten žolėta labai vieta, tai tada aišku gerai, kad iškelia. O taip tai
Uždėsim biškį svarelį, kad, žinai, ne per aukštai. Mhm. Nes ir tai čia tas viršutinis, jisai gaunasi ir tai biškį aukščiau. Tai gal... Tu su dviem? Aš 2 uždės. Nu, va, dabar. Super. Užsisuka. O, porą meškerių užsimetėm. Ir dar porą. Kai nekimba, galima ir daugiau meškerių. Paskui, jeigu prasidės kibimas, tai vis tiek dažniausiai porą meškerių tik belieka. Bandam. Išsiklipsuosim. Pašariukė ir kanapių, ir žirnių, kukurūzų, visko po truputį. Pasižiūrim, ar skęsta. O, super. Snaiperis. Plius minus. Mano, tai žinai, neatidirbta ranka, tai dar iš šonų skraido. Biškį. Pinigų turi būti atidirbta. Tai su spinigu tai atidirbta, žinai, tai biškį tą gramatūrą. Arba netolimi metimai nebūtina. Nu jo, tai aš tik... O. O, čia užklipsuota pas mane. O, pirmi metimai, užsimetėm, reiks dar pasišerti. Jo. Nuplaukt žirniukas sumėtėt. Pabandom. Yra? Kažkas gal nedidelė. O. Pirma žuvis. Paršiokas, nu. Šiokas. Nedidukas. Ant česnako. Ant česnako. Nu, prašau. Nu. Oi. Aišku, netokių atvažiavom, bet pradžia yra. Taip. Gerai, iki klipso užsimeta. Ką, lauksim didesnių tik tai. Pradžia yra, reiškės gerai. Kibimukas. Dar duodam pažaist. Kažkas nedidelio. Ai, čia turiu normalesnį, bet čia toks jo spiningiukas, tai smagiai mėtosi. Tai, žinai, dėl smagumo vieną tokią. Jeigu bus tiek. Ant ultravaisių šitas. Gerai įsikabinęs.
nepasistatėm, reikia persimest meškeres. Jaukas žirnį priberta. Lauksim naktinį išėjimą. Kol kas nuo atvykimo pagauti 3 maži karšiukai. Nieko ypatingo. Klipsai uždėti ant visų meškerių, kad plius minus mesti į tą pačią vietą. Oras super, nurimo visiškai. Keistų uodų mažai. Prasiplaukiau vietą, kur mėtom. Tai matosi plaukia žuvies, bet pakilus lauksim vakar, kol nusileis. Nu va, kibimas tiesiai pagauta už kabliuko. Česnako skonis kimba tokie dalykai. Atiduok. Nu, pagavai, paleisk. Gaudant ant bailiukų pliusas, kad smulkmė nekimba. Žvejojam dviese su bičiuliu. Iš viso 6 meškeres užsimetė. Okay, let's go. Yra kažkas. Nedidelis. Bet įdomu, puskarčiai jūs ateina. Nu. Ant ultravais. Už apatinės lūpas labai gražiai pasikerta. Dėsim. Vis dar laukiam didesnių. Čia tik apšilimas, kad nepasitempt riešo. Be 20-10. Karšiukai tik tai. Nu, biški didesnis. Bet, nedidelis. Auga. Bet dar nedidelis. Čia koja. Raudė. Žinai, ko užkybo? Ant 15-tuko berods, bet ir nurovė. Jo, ir nurovė. A nichuja nie będzie.
rankoje. Pirmas karšis. Toks karšiukas. Gražus, gražus. Beveik 3 nakties. Ką, pirmas karšiukas. Tai po 2:20 užkybo. Gal pasiseks ir ateis. Daugiau pasimaitinti. Šiaip permetinėjau paskui gan dažnai, bet efekto visiškai nuo to geriau nieko nesidarė. Tiesiog reikia išlaukti, kada ateisi čia pasimaitinti. Vienas nors padaresnis. Tikiuosi bus daugiau. Kolega miega, kontroliuoju padėtį aš. Na štai, dar vienas karšiukas. Nedidelis, virš kilogramo, bet jau antras. Nu, po biškį gal kažkas ir bus. Aišku, jau valandų nemažai, po 3. 4 beveik. Vis kažkas pajudina. Šviesos prisijungia, tai ganėtinai gerai matosi. Kažkas per naktį žvejoja, su valtelė plaukė. Tikriausiai pelaginį žuvį gaudo. Jau norisi nueiti ir pasnaust galbūt, bet tik atsigulu iš karto prasideda kažkoks kibimas. Tai taip. Nėra nei kaip snaust, nei kaip traukt. Po truputį, realiai 2 karšiukai kol kas. Nėra aktyviai, bet galima pasigauti. Aišku, dėtum slieką, musės lervą, gyvą masalą kokį nors, tai manau, čia kojos, maži karšiukai plakiai kibtų, bet nesinori žaist su smulkme.
Sėdi karšis. Panašu, kad jeigu nepasigavau savo kitos meškerės, ir jinai čia biški pypsi. Atleisim stabdį. Biški pasigavau. Nedidukas. Nu, nedidelis karšiukas. Ant 15 boilio. Veiksmas vyksta, bet iš lėta. Neduoda karšį man ilsėtis. Nu, bet tokia žvejyba. Jau pradeda švyst po truputį. 4:30 ryto. Dar laukiam didžiųjų. Opapa. Kas čia nutiko? Užkliuvom. Čia panašu į karšį. Oda jau prabudo. Priešinasi. Jeigu žolės nenuėjo, kažkas spurda. Nu, eikš. Nenori eit. Po truputį. Nenoriu forsuoti jo čia. Jeigu jis nesužalėm, o pakyla. Našu, kad gražus. Sužalėm eina. Dėl to taip sunkiai traukės. O kuokštą žalių. Išsitraukt. Opa. Kartais nėra taip lengva vienam. Opa, turim. Nu ir žolių kalną. Užkybom 15. Nu, gal ir didžiausias. Nu, virš 2 kilogramų turėtų būti pagal planą. Va,
Koks gražuolis. Karšiukas. Nu, šitas didžiausias. Du su pusė kilogramo, tai manau tikrai bus. Nu, iš pačio ryto Ada jau pasitinka. Reikia eit kur termocelį, kol visai odučių neprisirinko. Na ką, dar vienas kibimas. Jo. O papa. Kažkas gražaus. Gal panašus. Taip, stabdžius pareguliuojam. Nu, tai kad vėl žolės nenueitų. O tikriausiai pasigavo kitą valą. Dar vienas kibimas. O čia jau su kitu valu ateina. Gal tikėkime sėkmingai viskas. Nu, dar vienas karšiukas. Užėjo tokie, ne iš didžiausių, bet vis smagu. Likau šlapę šiek tiek. Visai neduoda pasilsėti. Bandom. Dar kažkoks sėdi. Nedidelis tikriausiai. Nors gal panašus. Užėjo bandelę. Ačiū. Užkyla greitai. Švis gal koja kokį. Jo, koja. Pikta. Ai, net ne už burnos užkliuvo. Biški už šono. Už žanduko. Tenka ir draugo meškeris prižiūrėti. Pavargo draugas. Užsnūdo. Na ką, visiškai šviesu pasidarė. Jau ir šviesų nebereikės. Išaušo rytas. 5 valandas. Dar biškį pabūsim. Na, nekips eisim miegot. Reikia pailsėt. Pirmas smūgis pasirodė didesnis. Dabar jau lengvai eina. Kažkas nedidelio. O tokios žuvis kimba.
Builiuką nelabai ir apžiot, nors gali apžiot. Skabina. Nekaršys, nekaršys. Tik atsigaliau pailsėt. Iškart kibimai. Nu, tokia žuvėlės. O tai va. Tai reiks meškeris ištraukinėti čia. Pypsi ir pypsi dabar. Gal kojas užėjo. Kojam. Gerai, galim ir nebeužmesti. Mažiau pipsės. Galima eit pailsėt. 6 valandas. Kolega atsikels, nes pratęs darbą. O aš tikiuosi, kad manęs daugiau čia nieks nežadins. Einam ilsėtis. Gerulis. Bet čia geras, bet čia didesnis ne 2 kilai, tai 100 padaugo. Uždėjau. 7 atėjo. Didžiausias. O, Va, kol kas didžiausias laimikis. Paskui pasvert. gerulis, klausyk. Padėsim draugui. O, koks jis gražuolis. Davai. Op. Тут šitas pinigų smagiau traukti. Mažesnis šitas. Mažesnis, bet iš ryto atėjo pasimaitinti. Ui, nu sa. Bet irgi neblogas. Nu tas didesnis. Didesnis. Bet gražus karščiai vis tiek. Gražus. Lodžio ežero. At vandenukas šiltas. Žuolis. Ką žvilgtelėsim, ką čia pavyko pagauti per naktelę. Kažkas pakliuvo. Keletą gražių yra. 3 nebus gal. 2,8. Va, karšiokas dar gražus. Vis? Jo.
Vėl pilna valtelė daiktų. Pavargęs ir neišsimiegojęs, bet laimingas. Oras tikrai lepino, galėjom pasidžiaugti pagaliau vasarą. Nei dieną, nei naktį, nei ryte nelyjo, tai super. Geriau nebuvo galima tikėtis. Pagaudėm šį visai šauniai, aišku, kibimas galbūt retas. Visą naktį kaip ir plius minus kibo, bet su intervalais, pertraukom. Atrodo jau eisi ilsėtis, nelabai kimba, atsiguli ilsėtis, pradeda kibt. Vėl eini trauk žuvį, vėl eini laukt, ilsėtis. Ir taip iš eilės. Daug žuvies gal nepagavom, bet buvo keletą tikrai gražių karšių. Lodžio ežere visą laiką pasigauna. Čia karšių tikrai didelių yra ir daug yra. Gal tiesiog reikia tinkamai vietoj, tinkamų metu atsidurti. Ir rezultatai tikrai nustebins. Žvejybą galima užskaityti. Šį kartą viso žuvis į laisvę nekeliavo. Po porą karšių pasiėmėm, parūkyti, paragauti. Tai va, šį kartą žvejyba tokia buvo. Šiek tiek spinningas liko nuošaliai. Aišku, buvo plauktas valti, tai visa įranga spinningai gulėjo valti. Tai naktį, kai nustojo kibti, buvo noras išplaukti, pažiūrėti pelaginių lydekų, bet iškentėjom, išbuvom, sąžiningai atgaudėm visą naktį be miego. Kolega šiek tiek pailsėjo, bet paskui ryte atsikėlęs, kaip kojos pradėjo pulti masalus, tai padirbėjo, aš keletą valandų pailsėjau. Tai va, tas įspūdingas lodės. Šiam kartui bus tiek. Jei patiko, subscribinkit. Nepatiko, galite parašyti komentarą. Galbūt norėtumėt kažką kito pamatyti. Viską galite parašyti. Žiūrėsim, spręsim ir galvosim, kur toliau galim išplaukti pažvejoti. Dažnai nepavyksta išlėkti, tai dėl to reikia apgalvoti, kur mums plaukti. Ko dar svarbaus nepaminėjau, tai nepamirškit palikti švarę vietą, kur buvot. Susirinkit visas šiukšlės. Jeigu buvo kitų paliktos, taip pat reikia surinkti, kad būtų visą laiką malonu grįžti. Tai va, iki sekančio.